Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia streaminti žaidimus, kuriuos žaidžiate tiesiogiai į YouTube arba Twitch'ą arba bet kur kitur, kur jūs juos streaminate. Taigi, pirmas dalykas, ko jums reikės, tai OBS programos. Su šia programa labai lengva streaminti viską į internetus, taigi norint ją gauti, galime eiti į štai šią svetainę obsproject.com ir čia mes turime pasirinkimą iš klasikinio ir OBS Studio. Taigi klasikinis yra senesnė versija, o Studio yra naujesnė, taigi aš rodysiu, kaip reikia susikonfigūruoti šią naujesnę versiją, bet senesnė labai panašiai susikonfigūruoja. Taigi tiesiog paspaudžiate Windows 7, 8, 10 arba Mac'ui arba Linux'ui, kokią operacinę sistemą benaudotumėte. Paspaudžiate, parsisiunčiate, suinstaliuojate, instaliacija labai paprasta, next. Ir tada gaunate štai tokį langą. Ir ką mums čia dabar reikia daryti, tai ko gero pirmas žingsnis yra nueiti į nustatymus ir susikonfigūruoti, kaip norite streaminti, ar norite streaminti internetą, ar įrašinėti į kietąjį diską ir panašiai. Taigi, čia matome apačioje yra settings, taigi paspaudžiame ant settings ir pradėkime nuo pradžių. Taigi, general kalba anglų, nežinau, lietuvių yra netgi lietuvių kalba. Taigi, galite pasikeisti į lietuvių, aš paliksiu anglų. Ką mes čia dar turime? Taigi, šiame lange, kaip ir nieko daugiau keisti nereikia, stream. Dabar šitas gan svarbus langas, taigi šitam lange mums reikia susikonfigūruoti, kur norite streaminti. Taigi galime streaminti į Twitch'ą, YouTube'ą, Hitbox'ą, Beam'ą, Dailymotion ir visus kitus serverius. Taigi aš streaminu į YouTube'ą dažniausiai yra visą laiką. Ir ką, tada mes gauname porą papildomų linijų, kuris reikia susikonfigūruoti. Taigi primary backup, pasirinkame primary ir tada Steam key mums reikia. Iš kur gauti tą Steam key? Taigi Twitch'ą nuėjus į nustatymus, YouTube taip pat galiu greitai parodyti. Nueinate į savo nustatymus, į savo kanalą, tada einate į live streaming tabą ir čia apačioje matome yra Steam name key. Taigi spaudžiame reveal ir yra parodomas mūsų raktas. Tada mes jį tiesiog nusikopijuojame ir paste į čia ir apply ir viskas. Dabar YouTube'as yra paruoštas streaminimui. Važiuojame toliau. Output. Čia šiokį tokį kokybės nustatymai, taigi paliekame simple, nes mažiau konfigūruoti reikės. Taigi svarbiausias dalykas yra video bitrate'as. Nuo bitrate'o priklausys, kokios kokybės yra jūsų streamas. Taigi defaultinis, man atrodo, yra 2500. Taip pat priklauso nuo jūsų interneto. Jeigu jūsų uploadas yra labai geras, galite šį užkelti iki, tarkime, 5000. Bet pasidarykite speed testą ir jūsų uploadas turėtų būti nemažesnis kaip, tarkime, jeigu vien streaminimui norime 5000 kilobitų per sekundę, tai jūsų uploadas turėtų būti kokie 6 megabitai ir panašiai speed testą. Taigi vienaip ar kitaip pasitestuokite ir pažiūrėkite, kas jums veikia, kas neveikia ir kaip atrodo jūsų streamas. Šis punktas toksai, kuris reikalauja šiek tiek testavimo. Audio bitrate'as, encoderis, tik tai vienas yra. Audio bitrate'as galime pasirinkti šiek tiek geresnį, bet gauname pranešimą, kad mums reikia eiti į advanced ir pakeisti ten nustatymus. Taigi einame į advanced ir tik šitą varnelę, Enforced Streaming Service Encoder Settings, ir tada einame į Simple, ir dabar galime keisti ir vis tiek jisai komplainina ir whatever. Gerai, ne ten biškina jas buvo. Applyinam. Taigi, dabar sekantis punktas būtų encoderio presetas, taigi higher
šitas higher bus mažiau naudojame procesoriaus. Bet vėlgi, kuo mažiau naudojama resursų, tuo gali būti prastesnė jūsų streamo kokybė. Taigi paliekame ant super fast, tai yra very fast, ir tada tiesiog belieka testuoti ir pažiūrėti, kaip viskas atrodo ir kaip viskas veikia. Na ir kur įrašinėti, galime pakeisti. Taigi mes viską galime streaminti į YouTube arba galime įrašinėti viską į kompiuterį. Taigi čia mums reikia pasirinkti, kur įrašinėti. Geriau būtų koks nors labai greitas diskas, kitas diskas negu pažaidimas jame yra. Taip pat kokybė, galime taip pat kaip streamo arba aukštesnę kokybę pasidaryti. Ir tada formatą, ko gero geriausia būtų MP4, nes jisai yra populiariausias. Na ir čia kaip ir viskas. Audio, mums reikia pasirinkti savo desktop audio, tai defaultas turėtų veikti. Arba jeigu neveikia, tada bus jūsų audio įrenginys. Defaultinis man dažniausiai veikia ir tada mikrofonas. Pasirinkite savo mikrofoną ir apply, ko gero viskas. Šiame lange, jeigu nėra audio arba nesigirdi jūsų mikrofonų, tada jums reikės pažaisti su šiais nustatymais video. Aš turiu, mano monitoriaus rezoliucija yra 1920 ant 1200, taigi aš įrašinėjau šiek tiek mažesnę rezoliuciją, nes yra ši rezoliucija tiesiog labiau tinka YouTube'ui. Taigi 1080p yra labai gera YouTube'ui rezoliucija. Kadangi mano monitorius yra didesnės rezoliucijos, tai aš žaidžiu dažniausiai, jeigu streaminu, tiesiog sumažinę žaidimą į lango pavidalą. Taigi ne full screenas, o lange mano žaidimai dažniausiai būna ir tada lengviausia pamatyti, ar streamas veikia ir ar viskas gerai. Taigi, šio nustatymų hotkeys galima susikonfigūruoti, aš jų dažniausiai nekonfigūruoju, ir advanced, čia galime viską palikti kaip yra. Na, tada spaudžiame OK. Ir dabar šiame lange ką, belieka įsidėti žaidimą ir paspausti Start Streaming, jeigu norite streaminti į internetą, arba Start Recording, jeigu norite įrašyti į kietąjį diską. Taigi, kaip įsidėti patį žaidimą? Mes šiame lange, pirmame lange susikūrėme sceną, taigi testas 1, tarkime, ir tada į tą sceną galime įdėti savo šaltinius, taigi Game Capture, žaidimo Capture. Na ir dabar, kadangi aš žaisiu lange, tai atžymiu šią varnelę, bet jeigu jūs žaidžiate full screenu, tada ši varnelė turėtų būti pažymėta ir OBS dažniausiai gerai atlieka savo darbą ir greitai aptinka, ką jūs žaidite full screenu. Taigi, tarkime, jeigu norite full screenu streaminti žaidimus, tai tiesiog paspaudžiame OK ir atsirado žaidimas 1. Na ir kadangi aš noriu įsidėti žaidimą, kuris bus lange, taigi žaidimas 2, OK, ir dabar aš atžymiu šią varnelę. Ir dabar šio žaidimo dar nėra šiame lange, taigi pasileidžiu aš savo žaidimą. Play. Ir dabar jis turėtų būti aptiktas programos automatiškai. Taigi, ko gero, shut up. Truputėlį per garsiai čia man viskas groja. Taigi, pabandome iš naujo properties. Taigi viskas atžymėta ir matome, pirmą reikia pasileisti žaidimą ir tada įdėti jį į tą capture langą. Taigi matome Overwatch, pasirenkame savo žaidimą ir iš karto atsirado langas ir matome, kad kaip atrodytų viskas streame, taigi viskas veikia puikiai. Čia daugiau kaip ir nieko keisti nereikia, tiesiog paspaudžiame OK ir dabar šiame lange galime mes didinti, mažinti savo streamą, taigi tarkime, jeigu turėtumėme kokį nors kitą, tarkime, web kamerą ir ją čia norite įsidėti, tai dar vieną kartą spaustume add ir tada
video capture device ir tada įsidėtume savo kamerą ir tada jinai atsirastų kur nors čia kampe ir mes ją galėtume sudidinti ir nutemti kur nors į kampą ir tada streaminsime iš karto žaidimą su savo paveikslėliu, savo vaizdu. Na ką, ir tada viskas, belieka paspausti Start Streaming, matome Connecting ir viskas prisijungia OK ir tada matome apačioje statistiką, kiek yra naudojama procesoriaus, koks streamo greitis, kilobitais per sekundę ir kiek frame'ų numesta. Taigi streaminant siūlyčiau atkreipti dėmesį į procesoriaus naudojimą. Jeigu jūsų procesorius yra naudojamas 100% visą laiką, tai jūsų streamas trūkinės ir taip pat į uploadą. Jeigu jūsų uploadas yra per didelis ir jūsų interneto linija tiesiog negali susitvarkyti su jūsų siunčiamais failais, taip pat jūsų streamas bus shit. Taigi patestuokite, jeigu reikia, pakeiskite anksčiau mano minėtus nustatymus ir ką, belieka palinkėti gero streaminimo. Su jumis kaip ir visada buvo Vytautas. Nepamirškite prenumeruoti ir laikinti. Na ir šiam video tiek. Iki.